troliai mumiai, kometa atskrieja. 5 skaitymas. Rugpjūčio 4 nebebuvo rūškana, bet saulė dengė keistas šešėlis. Akimirką ji atrodė visiškai juoda. Bet kaip tik tada išsirito iš už vienišojo kalno ir pakilo raudoname danguje. Oras sušilo. Kiaurą naktį jie keliavo be perstojo. Snifas ėmė zirsti. Aš pavargau, kalbėjo jis. Visiškai nusigalavau, dabar jūsų eilė nešti palapinę ir keptuvę. Tai gera palapinė, tarė Snusmumrikas, bet verčiau neprisirišti prie turtų, išmesk ją ir keptuvę, juk vis tiek nebeturime ko į ją dėti. Ar tu kalbi rimtai? Apstulbo Snifas. Šveis žemyn bedugnę? Snusmumrikas linktelėjo galvą. Snifas žengė prie bedugnės krašto. Joje būtų galima gyventi, sumurmėjo jis. Galėčiau ją pasiimti ir turėti nuosavą palapinę iki pat mirties. Mielas muminuk, visiškai neišmanau, ką daryti. Juk tu turi grotą, maloniai tarė muminukas. Tada mažylis Snifas prajuko ir sviedė visą mantą aukštyn. Daiktai atsitrenkė į uolų kyšulius, sužvangėjo, o keptuvė nuaidėjo lyg fanfara. Šaunumėlis, sušuko muminukas ir žiebė jiems iš paskos puodus. Tie dar gražiau nužvangėjo. Tik po ilgo laiko, kai nugarmėjo bedugnėn paskutinis puodas, stojo tyla. Ar dabar geriau? Paklausė Snusmumrikas. Ne, atsakė Snifas ir labai išbalo. Man apsvaigo galva. Jis plojosi kaip ilgas ant žemės ir atsisakė eiti toliau. Paklausyk, tarė muminukas, mes skubame. Turiu kuo greičiau pavyti mažąją. Žinau, nutraukė jis Snifas, tą savo kvaišą freken snork, bet neliesk manęs, nes susivemsiu. Tegu jis ramiai pabūna nesveikas, tarė Snusmumrikas, o kol lauksime, truputį paridensime akmenis. Ar esi kada nors ridenęs akmenis? Ne, atsakė muminukas. Snusmumrikas išsirinko didžiulį akmens luitą, kuris gulėjo visai prie pat krašto. Dabar žiūrėk, pasakė jis ir ėmė judinti luitą 1, 2, 3 ir tasai persirito per kraštą. Jie prišoko artyn pažiūrėti. Tenai akmens luitas ritosi žemyn, daužydamasis kaip perkūnas, šluodamas su savim smulkesnius akmenis ir dar ilgai vėliau atsimušdamas nuo šlaitų čia artėjo, čia tolo griausmingas aidas. Kalnų griūtis, susižavėjęs tarė Snusmumrikas. Dabar aš, sušuko muminukas ir šoko prie dar didesnio akmens luito, kuris vos laikėsi ant paties bedugnės krašto. Atsargiai, sušuko Snusmumrikas, bet per vėlai. Akmens luitas nudardėjo žemyn, o jam iš paskos nulėkė ir nelaimingasis muminukas. Taigi pasaulyje tikriausiai būtų likę vienu troliu mumiu mažiau, jei jis nebūtų apsijuosęs per pilvą gelbėjimosi virvės. Snusmumrikas tučtuojau griuvo aukštielnikas ir įsirėmė kojomis, kad atlaikytų smūgį. Smūgis buvo stiprus, tartum kas būtų plėšęs jį per vidurį. Žemai bedugnėje muminukas bejėgiškai kabaldžiavo pirmyn ir atgal, o trolis jis buvo nemenko stoto. Snusmumrikas pamažėlė slydo vis arčiau ir arčiau prie bedugnės krašto. Virvė tarp jo ir Snifo įsitempė, Snifas irgi ėmė šliaužti žemę. Liaukitės, suznykė jis, netriukšmaukite, man bloga. Tau bus dar blogiau, nes po akimirkos nugarmėsi į bedugnę, tarė Snusmumrikas, čiupk už virvės ir trauk. O žemai muminukas sustaugė, gelbėkit, užtraukite mane. Snifas kilstelėjo nosį, jam dar labiau pažaliavo veidas, bet šįkart iš baimės.
Jis pamėgino pašliaužti tolyn, įsirėmė letenomis ir uodegą, ėmė šokčioti šen ir ten, taigi virvė įsipainiojo tarp uolų ir jie nebeslydo. O dabar trauksi, tarė Nusmumrikas, temsi iš paskutiniųjų, kai tik aš pasakysiu. Dabar, taigi ne dabar, bet dabar. Ir juodu ėmė tempti iš visų jėgų galelis po galelio ir štai virš krašto išniro muminukas. Pirmiausia ausis, paskui akis, galop nosis, dar daugiau nosies, galiausiai pasirodė muminukas su visu gražumu. Prisiekiu uodegą, pasakė jis, tai būtų jaudinusis mama. Sveikas, tarė Snifas, smagu tave matyti, tai aš suvaldžiau padėtį. Visi ilgai sėdėjo ir ilsėjosi. Staiga muminukas tarė, kokie kvailiai buvome. Žinoma, kad buvote, pritarė Snifas. Nedovanotinai elgėmės, kalbėjo toliau muminukas, nusikalstamai. O jeigu šitie akmenys užžėdėjo tiesiai mažytei Frekensnork ant galvos, tad dabar jis suplota, tarė Snifas. Muminukas pašoko. Turim keliauti, sušuko jis tučtojau. Ir jie nukurnėjo žemyn po rožiniu dangumi ir su blankiu saulės krituliu. Palei kalnus tarp akmenų gurgėjo upokšnis. Jis buvo itin seklus, ant dugno žvilgėjo žėrutis. Hemulis mirkė savo pavargusias letenas vandenyje ir patyliukais dūsavo. Šalia gulėjo stora knyga, pavadinimu Šiaurės pusrutulio vabzdžiai, jų įpročiai ir ypatumai. Keistas daiktas, pasakė Hemulis. Nėra vienintelio egzemplioriaus su raudona uodega, juk jis turėtų būti dideroformija fnatopogetės rūšies, bet visiškai paprastas ir net be uodegos. Tada vėl atsiduso. Sveikas, tarė muminukas ir išlindo iš užkyšulio. Oi, kaip aš išsigandau, pasakė Hemulis, jūs vėl čia. Pamaniau, kad tai jūs nugarmėjote nuo kalno. Šįryt kilo baisus pavojus. Koks, paklausė Snifas. Žinoma, nuo kalnų griūties, atsakė Hemulis, didžiulis pavojus. Akmenys didumo sulig namu šokinėjo aplinkui ir sudaužė geriausią mano stiklainį. Ir aš šokinėjau, pažiūrėkite gumbą man ant galvos, jūs tik pažiūrėkite. Deja, tai mums pasitaikė numesti žemyn keletą akmenų lipant, pasakęs Nusmumrikas, sunku susiturėti, kai jie tokie didžiuliai ir apvalūs. Sakai, tai šita kalnų griūtis jūsų darbas? Lėtai pratarė Hemulis. Turėjau suvokti. Žinoma. Juk visą laiką maniau, kad jūs ne kažinkas, o po šito atsitikimo abejoju, ar verta toliau palaikyti su jumis pažintį. Ir jis nusisukęs ėmė pliuškenti vandenyje savo pavargusias letenas. Po valandėlės paklausė, jūs dar čia? Tuo eisime, atsakęs Nusmumrikas, tik norime paklausti, ar tau nepasirodė keista dangaus spalva? Dangaus spalva? Nustebęs perklausė Hemulis. Taip, tasai raudonumas, tarė muminukas. Žinot, pareiškė Hemulis, tegu dangus būna nors languotas dėl manęs. Retai jį žiūriu. Man rūpi, kad džiūsta puikus mano upokšnis. Jeigu ir toliau šitai bus, nebegalėsiu jame daugiau pasitaškyti letenomis. Bet juk tai didelė ir pavojinga kometa, pasakė muminukas. Tada Hemulis atsistojo, susirinko daiktus ir perbrido į kitą upokšnio pusę. Eime verčiau, tarės Nusmumrikas, jis tikriausiai labai trokšta pabūti vienas. Eiti pasidarė maloniau, žemę dengė kerpės ir samanos, kur nekur jau augo viena kita gėlė. Artėjo miškas. Buvo labai šilta. Kurioje pusėje jūs gyvenate? Paklausęs Nusmumrikas. Mat, dabar turime drožti tiesiu keliu, jei norime suskubti pirmą kometos. Muminukas pažvelgė į kompasą. Kas čia per pokštas, pasakė jis, rodiklė sukasi ratu. Kaip manai, gal jis bijo kometos? Gal.
sutiko Snusmumrikas, pasikliausime nuojautą. Aš ir šiaip niekuomet nepasitikėjau kompasais, jie tik panaikina įgimtą krypčių nuojautą. Dabar man kaip tik pasireiškė įgimta valgio nuojauta, pareiškė Snifas. Kodėl mes tiek laiko nieko nevalgėme? Todėl, kad valgio nebėra, atsakė Snusmumrikas. Atsigerk sulčių ir pagalvok apie ką nors malonaus. Pamažėlė jie priėjo ežerėlį. Vanduo jame taip nuseko, kad liko tik negili dvokianti bala, o krantai buvo apaugę dumbliais, žaliais ir gleivėtais. Nieko nebeliko iš malonaus maudymosi ežerėlio. Tikriausiai jo dugne atsivėrė skylė, tarė Snifas, ir visas vanduo suteka tenai. Hemulio upokšnis taip pat nuseko, tarė muminukas. Snifas žvilgtelėjo sulčių butelį. Ir čia nuseko, suriko jis. Eik jau, tarė muminukas, juk pats išgėrei. Nebūk asilas. Tai tu asilas, suriko Snifas, nes buvo pavargęs, įsigandęs ir alkanas. Bet kaip tik tada jie išgirdo pagalbos šauksmą, kažkas šaukė miške, labai plonu ir spigiu balsu, nuo kurio visai trijuliai pakaušėje pasišiaušė gaurai. Muminukas šovė priekin, kaip atranko sviedinys. Palaukit, suriko Snifas, aš nespėjau, oi, ai. Gelbėjimosi virvė jam ant pilvo trūktelėjo, jis griuvo ant nosies, jį ėmė tempti žeme, nors ir klykianti. Bet jo draugai sustojo tik tuomet, kai abu apibėgo medį, kiekvienas iš kitos pusės ir virvė jo sulaikė. Nusiriš tą prakeiktą virvę, tai šūktelėjo muminukas. Tu nusikeikiai, tarė Snifas. Na ir kas, atrėžė jam trolis. Juk Freken Snork šaukėsi pagalbos, žinau, kad ji. Nurimkite abu, tarė Snusmumrikas, išsisėmė peilį ir nupjovė virvę. Muminukas iškart nudūmė tolyn, kiek įkabindamas trumpomis letenomis. Galiuką pabėgėjęs sutiko Snorką, pamėlynavusi iš baimės ir klykianti. Siaubūnas krūmas ėda mano seserį. Ir jis niekiek nemelavo. Nuodingas krūmas iš pavojingos angosturų rūšies buvo nutvėręs Freken Snork už uodegos ir pamažiukais judriomis rankomis traukėsi ją artyn, tuo tarpu jie aiškus daiktas violetinė iš baimės spiegė taip, kad kaip niekuomet nebuvo spiegusi, jokia Freken Snork. Aš ateinu, sušuko muminukas. Dėl visako paimk jį, pasakė Snusmumrikas ir padavė jam peilį. Ta su kamščiatrukiu ir atsuktuvu. Pamėgink jį supykdyti. Angostūros labai greit įsižeidžia. Tu, žemės šliužė, plaušinė, sušuko muminukas. Angostūra nekreipė į jokio dėmesio. Počveity, šūkavo trolis. Susna žiurkė su uodega, tu kaip košmaringas sapnas po savižudžio paršelio kepsnio. Tada Angostūras susmeigė į ją visas žalias savo akis ir paleido Freken Snork. Viena iš ilgų jos rankų tystelėjo žemyn lyg gyvatė ir apsivijo muminukui aplink nosį. Ginkis, riktelėjo Snusmumrikas. Glinda tu, sustaugė trolis ir čiaukšt, šmaukšt, nurėžė Angostūrai į ranką. Žiūrovai pratrūko šaukti. Muminukas trykčiojo šen ir ten, piktai judindamas uodegą, retkarčiais puldamas Angostūrą, ar sugalvodamas jai sviesti naują keiksmažodį. Mat koks tu, susižavėjo Snifas, šitiek blogų žodžių. Muštynės darėsi vis nuožmesnės ir nuožmesnės. Įsikarščiavusi Angostūra visa virpėjo, o muminuko veidas buvo išraudęs iš pykčio ir įtampos. Galop nieko daugiau nebebuvo matyti, tik tai rankų, uodegų ir kojų gniužulas. Freken Snork čiupo didoką akmenį ir paleido į nuodingą į krūmą, bet nenusitaikė, taigi akmuo kliuvo muminukui į pilvą. Koks siaubas, suriko ji, aš jį nužudžiau. Tik tai panos taip ir gali, tarė Snifas. Bet muminukas niekada anksčiau nebuvo gyvesnis ir pergalingai kovėsi toliau, kol Angostūros liko tik kelmas. Krūmais te paliko pačias mažiausias šakeles. Tada jis užlenkė peilį ir pareiškė, štai taip, baigta. Ak, koks tu narsus, sukuždėjo Freken Snork. Niekai,
Panašiai sudoroju beveik visus, abejingai tarstelėjo muminukas. Keista, pasakė Snifas, niekuomet nesu šito matęs. Ir suriko, nes Mumrikas spyrė jam į letiną. Kas čia? Sušuko Frekensnork ir striktelėjo aukštyn, nes dar mažumėlė tebesijautė persekiojimą. Nebijok, nuramino ją muminukas. Čia aš čia ir tave apsaugosiu, o dabar gausiu dovanėlę. Ir įteikė jai auksinę apykoją. O, pratarė Frekensnork ir visa pageltonėjo iš džiaugsmo. Siaubingai ilgai jos ieškojau. Ak, kaip smagu. Ir tučtau ją užsimovė, paskui pradėjo sukiotis, kraipytis, kad tik pasižiūrėtų, kaip gražiai atrodo. Jau keletą dienų ji vis znykė šito žiedo, pasakė Snorkas. Kai tik mėgindavau prašnekti apie kometą, jis įleisdavo taukštį apie savo papuošalą. O jūs domitės kometa? Taip, atsakė Snus Mumrikas. Kągi, garbė Dievui, su palengvėjimu pasakė Snorkas. Tada kaip mat sušauksime susirinkimą, sėskitės. Visi susėdo. Skiriu save pirmininku ir sekretoriumi, kalbėjo toliau Snorkas. Kitų pasiūlymų bus? Ne vienas neturėjo kitų pasiūlymų ir Snorkas 3 kart sudavė į žemę savo pieštuku. Ar tai buvo nuodinga skruzdė? Paklausė jo sesuo. Tylėk, tu trukdai susirinkimui, pabarė ją Snorkas. Tai, kągi mes žinome? Taip, kad ji taikosi atskriesti penktadienį, rugpjūčio 7 dieną, 8:42 valandos vakare. 8:42 minutės vakare. Gal 4 sekundėm vėliau. Nuodinga skruzdėlė, įsiblaškęs pakartojo muminukas. Jis sėdėjo ir žiūrėjo Frekensnork kirpčius. Jo mama kirpčių neturėjo. Anksčiau jis niekuomet nebuvo matęs kirpčių. Kodėl niekuomet niekas nesiklauso, ką sakau, nusiminęs paklausė Snorkas. Nežinau, atsakė Snifas. Ar visą laiką šitai buvo? Dabar visi prikaskit liežuvius ir paklausykit, ką kalba Snorkas, paliepė Snus Mumrikas. Jis nori, kad visi pamastytume, ar yra koks nors būdas išsigelbėti. Mes einam namo, tarė muminukas, o jūs tikriausiai irgi eisite kartu. Šį klausimą išsamiau aptarsime per kitą susirinkimą, atsakė Snorkas. Tai tu kur nors gyveni, paklausė Frekensnork. Aš gyvenu labai gražiame slėnyje su tėčiu ir mama, atsakė muminukas. Tėtis pats pastatė mūsų namą, jis mėlynas. Kaip tik tada, kai iškeliavome iš namų, aš pakabinau tau sode sūpuoklės. Eik jau, juk niekuomet anksčiau nebuvai jos matęs, suriko Snifas. Verčiau papasakok apie mano grotą. Paklausyk, Frekensnork. Ar tu žinai, kad aš turiu paslaptį, kuri prasideda raide K, o baigėsi S? Ir kad toj paslaptis neapsakomai prisirišusi prie manęs. Ar jūs negalite kalbėti apie reikalą, paprašė Snorkas ir vėl pabaksnojo pieštuku į žemę. Ar tai pirmoji galimybė, jei suskupsime nusigauti tą slėnį anksčiau kometos ir ar mums yra dar kita didesnė galimybė išsigelbėti kur nors kitur? Kol kas neblogai sekėsi, tarė Snifas. Mama tik greičiausiai viską sutvarkys, tarė muminukas, kad tu pamatytumei, kokią nuostabią grotą mes turime. Aš turiu, pataisė Snifas. O grotoje aš turiu daugybę akmenėlių, kurių pats pririnkau, kalbėjo toliau muminukas. Perlų, šūktelė Frekensnork, ar iš jų galima pasidaryti apykojų? Ar galima, sušuko troliukas, žiedų į nosį ir auskarų ir diržų ir diademų. Šį klausimą panagrinėsime vėliau, pasakė Snifas. Ir kaip beprotis ėmė dunksėti pieštuku, tai ar norite išsigelbėti ar ne? Tu vėl nulaužiai pieštuko smaigalį, tarė jo sesuo. Mes tikriausiai galime išsigelbėti toje grotoje. Ar yra ko nors pietums? Vajetau, juk aišku, kad išsigelbėsime grotoje, pasakė muminukas. Kokia tu protinga? Mano grotoje, suriko Snifas. Mes užžysime angą akmenimis, užkišime visus plyšius viršuje, prisinešime kalnus, maisto ir žibintuvėlį. Kaip įdomu! Kad ir kaip ten būtų, prireiks dar vieno susirinkimo, pareiškė Snorkas, juk turėsime pasiskirstyti darbus ir panašiai.
Žinoma, kad tu gausi savo susirinkimą, tarė Freken Snork, bet dabar man reikia glebelio malkų ir vandens sriubai ir gėlių ant stalo. Kokios spalvos, paklausė muminukas. Freken Snork nužvelgė save ir pamatė, kad ji tebėra geltona. Violetinių, pasakė, manau, kad man labiausiai tiks violetinės gėlės. Muminukas nukurnėjo į mišką. Snorkas ir Snifas nuskubėjo jo priruošti malkų ir vandens sriubai. Snusmumrikas užsidegė pypkę. Atsigulė užtelnikas ir įsistebėlijo į paraudonėjusi dangų. Grotoje gelbėtis nekvaila mintis, pasakė jis, ar tu bijai kometos? Ne, atsakė Freken Snork, man nereikia jos matyti, taigi mėginu galvoti apie ką nors kitą. Snifas nerado nė lašelio vandens sriubai. Jis suodė balą, bet tenai dugne tebuvo likęs tik tai dumblas. Visos nelaimingosios vandens lelijos mirusios. Galop nuleidęs ausis, jis sugrįžo atgal ir pasakė, manau, visame pasaulyje baigėsi visas vanduo. Ką dabar pasakys žvejai? Liko tik sulčių. Tai išvirsime sulčių sriubos, tarė Freken Snork. Taigi viskas aišku. Žinoma, kad neaišku, įsiterpė jos brolis, juk turėtų būti kokia nors priežastis, kad vanduo nyksta. Jis sėdėjo šalia pagaliukų, kurių priruošė, visi buvo vienodo ilgumo, nes juos išmatavo. Kokia nors priežastis, liūdnai pakartojo Snorkas. Manau, kad čia kaltas kometa, tarė Snusmumrikas. Jie sužiūro į dangų, temo, vakaro dangus tamsiai paraudo, pro egles švystelėjo raudona kibirkštėlė panašiai žvaigždė. Tačiau tai nebuvo žvaigždė. Ji nei mirgėjo, nei švietė, tik tai degė, nejudėdama, nes uodega buvo nutysusi už jos. Taigi, pasakė Snorkas. Freken Snork pamažėlė pažaliavo palei nosį. Atbėgo muminukas su puokšte, kurią pamėgino suskinti iš kuo labiau violetinių gėlių. Freken Snork pasižiūrėjo į ją. Gal vis dėlto būtų buvusi gražesnė geltonos spalvos, juk matai, kad aš tapau žalia. Tai suskinti kitą? Paklausė muminukas. Ne, atsakė jį, bet kuo nors uždenk tą kometą, antraip negalėsiu išvirti sriubos. Muminukas pakabino priešais kometą apklotą. Tada Freken Snork nurimo ir išvirė sulčių žirnienės nedideliame paduke. Paskui jį padalijo visiems džiūvėsėlių, nes Snorkai nieko daugiau neturėjo. Pavakarieniavę visi sugulė ant miegamojo kilimėlių iš žolių, kurį buvo nupinusi Freken Snork. Laužas pamažiukais užgeso, atėjo naktis, tačiau virš tylaus miegančio miško švietė kometa, karšta ir nešanti nelaimę. Na štai, iki pasimatymo.